Sveiki visi! Džiaugiuosi sveikindamasi su jumis Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro pokalbių Svajonių šuo pažink veislės metu. Tai yra pokalbiai, kurių metu galėsite išgirsti pasakojimų iš patyrusių veisėjų, teisėjų, veislės entuziastų, veterinarų apie jų ilgus metus mylimas ir puoselėjimas veislės. Lietuvos kinologų draugija tikisi, jog šie pokalbiai padės ne tik geriau pažinti mūsų augintinius, bet ir padės išsirinkti savo svajonių veislę šuns dar neturintiems. Na, o daugiau informacijos apie jūs dominančias veislės ir šiaip informacijos apie artėjančius renginius ir šunis galite rasti draugijos svetainėse www.kinologija.lt bei mesiršunis.lt. Nuo šiandien išgirsime dažnais tikrais pūkų kamuolėliais vadinamų vokiečių nykštukinių arba kitaip pomeranijos špicų pristatymą. Nors tai ir nedidelis šunis, tačiau visgi apdovanoti didžią sielą. Na, žiniomis bei patirtimi apie šią veislę šiandien pasidalins veislyno meilės sueita veisėja Goda Jurgilaitė. Sveiki, Goda. Sveika, Ieva. Ar galėtumėt pristatyti, kasgi šis žavuolis, kuris padės papasakoti apie veislę? Taip, čia mūsų pagalbininkas šiandien bus. Tai čia yra Stasiukas. Stasiukas, mes jį taip pavadiname dėl to, kad jis atvyko pas mus iš Bulgarijos. Jo vardas yra Staš, in time poems smoking senses. Tai kadangi nevadinti Stasiuku mažybiškai, pavadinome Stasiuku, tai va taip jam ir prilipo ir iš tikrųjų ne vienam kelia šypseną, bet taip jau gavosi dabar. Čia yra mūsų Stasiukas. Gražus lietuviškas vardas. Galime pradėti iš tikrųjų nuo istorijos. Ar pristatytumėte, kokiagi ta špicų istorija? Taip, tai vokiečių nykštukinis špicas arba pomeranas pavadinimą gavo pagal centrinės Europos regioną Pomeraniją, kuri dabar yra šiaurės Lenkijos ir rytų Vokietijos dalis, o vokiečių kalba špic reiškia smailus. Špicai yra labai sena šunų veislė. Vokiečių literatūroje minima dar 15 amžiuje ir manoma, jog viduramžiai špicai buvo jūrininkų pagalbininkai, gaudydavo laive žiurkes, taip pat sargaudavo, tai pirmieji praneždavo apie pavojų. O išpopuliarėjo 18 amžiuje, kuomet Anglijos karalienė Viktorija kelionės metu į Italiją pamatė špicą Marko. Karalienė įsimylėjo šią šunų veislę, nusipirko keletą šuniukų ir parsivežė į Londoną. Taigi karalienės meilė šiems mažyliams įkvėpė šunų augintojus juos veisti, populiarinti ir veislės ūgis sumažėjo ir jie labai išpopuliarėjo Anglijoje ir kitose kraštuose. Tai juos galime sutikti ne viename meno kūrinyje kaip aristokratų bei karalienių kompanionus. Tai trumpai tiek apie veislę, apie veislės istoriją. O kaip ši veislė atsirado Lietuvoje? Tai Lietuvoje iš tikrųjų atsirado, palyginti su kitomis veislėmis, ne per seniausiai. Mūsų pirmasis špicas, Montis, Bimars Monti, atvyko pas mus prieš 20 metų. Tai 2003 metais jis buvo vienas iš pirmųjų nykštukinių špicų Lietuvoje. Na, o įsitvirtino ir išpopuliarėjo per paskutiniuosius 10 metų. O kaip manot, kas būtent leido jiems įsitvirtinti Lietuvoje, kas pavergė lietuvių širdis? Manau, kad šios veislės nemylėti neįmanoma. Ir tiek mano, tiek, manau, daugelio lietuvių širdis, jie pavergė savo prieraišumu, atsidavimu šeimininkui, yra be galo meilus ir lengvai dresuojami. Taip pat, kadangi veislė nedidelė, todėl špicus renkasi nemažai žmonių gyvenančių mieste ar bute. O taip truputį nukrypstant nuo temos, kaip manote, kokią įtaką veisliai turėjo tai, kad tai pakankamai iš tikrųjų išpopuliarėjusi veislė ir pakankamai greitai?
Tai, manau, priežiūra nėra, manau, dėl priežiūros, iš tikrųjų, nes nėra per daug sunki kailio priežiūra, dėl ūgio ir dėl charakterio. Ir, aišku, žinoma, dėl išvaizdos, dėl grožio. Tikrai, nes pavergėja pirmiausia, manau, savo išvaizdą pūkų kamaliuko, o tuomet jau seka ir charakterio bruožai, kurie pradeda domėtis veislę ir ūgis dar kaip vienas privalumas. Bet paminėjote tą išvaizdą, kuri iš karto pavergė. Tai gal galėtumėte apibūdinti, kaip turėtų atrodyti tas tikrasis vokiečių nykštukinis špicas? Tai Pomerano ūgis pagal FCI standartą yra nuo 18 iki 24 cm. Atitinkamai svoris turėtų būti pagal ūgį, bet maždaug nuo 2 iki 3 kg. O taip, iš tikrųjų, špico išskirtinis bruožas yra dvigubas kailis, kuris saugo špicus nuo perkaitimo ir nuo peršalimo. Tai kirpimas špicų turėtų būti minimalus, vos pastebimas, išlaikant šuns siluetą, tai siluetas kerpasi minimaliai, o kerpasi ausytės ir pėdutės. O kokia turėtų būti Pomeranijos špico išraiška ir galva? Taip, tai išraiška turėtų būti, angliškai tariant, foxy expression, tai lapiška išraiška, lapiuko išraiška. O štai minėjot kailio priežiūrą, kad tai nėra itin sudėtinga. Tai kokia ji turėtų būti? Kaip ji atrodo? Kailio priežiūra iš tikrųjų reikalauja laiko, tačiau iš principo ji nėra pernelyg sunki. Maudyti reikėtų kartą į mėnesį arba pagal poreikį, dažniau ar rečiau. Tačiau iš tikrųjų optimaliausias variantas, neturim šuniukui kailio problemų, kartą į mėnesį. Taip pat šeimininkams reikėtų žinoti, kad apsilankyti kirpykloje kartą į mėnesį neužtenka. Reiktų šukuoti su šepečiu ir šukomis maždaug 2 kartus, kartą per savaitę, atkreipiant dėmesį tas vietas, kurios greičiausiai susivelia. Prie ausų ir pažastų. Žinoma, priklauso labai ir nuo gyvenimo būdo, kuris vaikščiot su šuniu. Ar ant nupjautos pievutės, ar miške, kur prisivelia į kailį augalų, purvo. Tai po tokių pasivaikščiojimų reikėtų iššukuoti šunį, kad jis tiesiog nesusiveltų toliau. Tai vat, o parodinio bei naminio šuns priežiūra iš esmės nesiskiria. Tai galbūt kirpimo stiliuje, tai parodai apkirpti špicą reikia išmanyti jo standartą, tačiau, kaip jau minėjau anksčiau, parodinio špico kirpimas yra minimalus, šuo negali būti per trumpai nukirptas, o parodinio špico kirpimas, sakykime, parodai ir paruošimas užtrunka maždaug apie 2 valandas. Tačiau irgi priklauso, ar tai yra mažylis dar su augančiu kailiu, ar jau yra suaugęs šuo. Tai dar norėčiau iš tikrųjų paminėti, kad kartais šeimininkai prašo kirpėjų nukirpti špicus labai trumpai, tačiau tai yra labai blogai. Nerekomenduojama, nes špico kailis yra dvigubas ir skirtas veisliai saugoti juos nuo perkaitimo ar peršalimo. Tai kartais šeimininkai įsivaizduoja, kad nukirpus trumpiau špicus, jam bus ne taip karšta. Tačiau taip yra padaroma meškos paslauga ir šuo gali greičiau perkaisti. Taip pat galima sugadinti kailį, ko pasekoje jis bus pažeistas ir tai gali įtakoti plikimą, vadinamąją alopeciją. Tai šeimininkai turi suprasti tai prieš įsigyjant šią veislę. O minėjote, kad veislė turi dvigubą kailį, ar jie šeriasi? Taip, špicai šeriasi, tačiau daugiau sezoniškai. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs šukuosite, tai plaukų namie tikrai pamatysite ne per daugiausiai.
Tai iš tikrųjų, kiek išsišukuoja, tiek ant šukų ar šepečio ir lieka tų plaukų. Taip, aišku, kuomet yra sezoninis šerimasis, tai šiek tiek jų yra daugiau, bet tiesiog jos sukrenta tokius gumulėlius, tai jos labai lengva greitai ir surinkti. Na, o kalbant šiaip apie bendrą tą veislės priežiūrą, ar yra kažkokie tai ypatingi momentai, kurie galbūt labiau būtini ir dažni špicams? Svarbu reguliarus maudymas, šukavimas iš tikrųjų, nes špico kailis yra puošnus, tankus, tai reikia saugoti, kad jis nesusiveltų ir jam reikia reguliarios priežiūros. O sakykime, tai yra vis dėlto maža veislė, ar reikėtų juos saugoti ten, kad neliptų laiptais, nešokinėtų nuo aukštų paviršių ar panašiai? Taip tikrai. Tai špicai yra gan trapus ir iš tikrųjų reikia vengti šokinėti tiek ir nuo aukštesnių paviršių, tiek ir nuo laipiojimo laiptais, nes neatsargus šuolis gali tapti trauma arba kojos lūžiu. Tai jau čia iš tikrųjų reikia turėti šitą omenyje, kad reikia jos pasaugoti. O štai iš patirties, ar pastebėjote, kad turi įtakos šuniuko augimui, pavyzdžiui, slidžios grindys, nes dažnai apie tai yra kalbama? Tikrai taip. Jeigu yra per slidžios grindys, tai turi įtakos formavimuisi. Iš tikrųjų, mes, kai įsirenginėjome būstą, tai rinkomės grindis šunim, kad nebūtų slidžios. Tai iš tikrųjų, kiti net špiciukai nenori vaikščioti per tą slidų paviršių. Na, iš tikrųjų, reikėtų į tai atsižvelgti, kad pasaugoti ant slidžių grindų, kad nevyktų kokie aktyvūs žaidimai, sakykime. Jau tada stengtis geriau žaidžiant ar aktyvius žaidimus ant tokio paviršius, kur nebūtų taip kojytėm slidu. O kas liečia dantų priežiūros, ar tai tiesa, kad juos reikia valyti? Taip, dedasi apnašos špicam, aišku, kartais tai priklauso ir nuo genetikos, kartais tai priklauso nuo maisto. Tai jeigu turite galimybę reguliariai valyti, yra labai puiku. Ir iš tikrųjų, jeigu išmokysite, tai tikrai špicas leisdantis valyti. Bet dedasi apnašos, tai dantų priežiūra turėtų būti reguliari. Taip pat. Vieniems daugiau dedasi, kitiems mažiau. O dar šiaip kalbant apie tą priežiūrą, ar reikėtų jos mokyti nuo mažens tą špiciuką, nes vis dėlto ir džiovinti, ir plauti šunį reiktų? Taip, būtinai. Pirmuosius, aišku, įgūdžius duoda šuniukui veisėjas. Sakykime, mes irgi šuniukus visus pratinam nuo mažens. Kiekvienas maudynės yra po truputėlį pratinam, kad nebūtų tokio didžiulio streso, kad ir šukavimui po trupučiuką irgi pradedam šukuoti, kad jisai priprastų, bet ir šeimininkai jau pasiėmę šuniuką iš veisėjo, neturėtų, kaip aš sakau, apleisti, turėtų reguliariai šukuoti, kad tiesiog šuniukas tęstų jam įprastą rutiną. Bet būtina pratinti nuo mažens, kad tiesiog nebūtų paskui šuniukui kokių 5-4 mėnesių laiko šokas, kad ką jam čia dabar daro, ar maudo, ar šukuoja. Bet šiaip sakau, jau nuo pirmų maudynių, vieni atrodo džiaugiasi to vandeniu ir jiems labai smagu, kiti ne, bet po truputį jie tikrai įpranta ir žino, kad čia yra tokios procedūros, kurios nieko blogo nedaro. Aišku, vieniems patinka labiau, kitiems galbūt ne, bet tiesiog tai jau paskiau jie žino, kad tai yra rutina, ateina tam tikras momentas, kada jau atliekama jiems spa procedūra. Tai žodžiu, šuniukas jau ateina iš veisėjo su tradicijom maudimo. Taip turėtų būti, jau turėtų būti, sakykime, šiek tiek jisai supažindintas su tom procedūrom. O
Žinoma, jau tada šeimininkas yra atsakingas, ar jisai, kaip dažnai jis tas procedūras atliks. Tai žinot, jeigu veisėjas tą šuniuką jau davė pirmosius jam žingsnius, o šeimininkas nieko toliau nedarys keletą mėnesių, tai šuniukas jau galbūt ir ne taip gražiai elgsis. Tai va, tai iš tikrųjų jau čia ir šeimininko turėtų būti atsakingumas. Na, jei kalbėsime apie temperamentą, susidaro įspūdis, jog vokiečių nykštukiniai špicai nuolat šypsosi. Ar jų temperamentas ir yra toks draugiškas bei šviesus? Tai bendrai aptariant veislę, špicai yra tikrai labai draugiški, energingi, tačiau ne per daug. Visą dieną jis galbūt žaislo nenešios, tačiau jei jūs su juo užsimsite, špicas mielai su jumis tiek ir pasivaikščiojimus ar kitaip leis laisvalaikį. Tai iš principo jie yra lengvai dresuojami ir tikrai labai protingi. Tad jeigu jūs nesusitvarkote su špicu, tai problema jau tikrai ne šunyje, o kaip jūs jį dresuojate. Tačiau kiekvienas šuniukas yra labai individualus. Pavyzdžiui, iš mūsų šeimynos yra tikrai visokių asmenybių. Pavyzdžiui, viena tai tik laukia, kada galės užlipti ant savo pagalvės ant sofos. Kitas, pavyzdžiui, mėgsta labai žaisti su žaisliukais. O dar kitas yra visiškai ramus inteligentas. Tai tikrai priklauso ir nuo paties šuniuko, nes kiekvienas yra asmenybė. Bet ar reikalauja iš vis špicai kaip veislė tos bazinės dresūros, tų užsiėmimų? Ar būtinai reikia, ar tos bazinės dresūros čia kaip nusprendžia šeimininkas. Iš esmės, jeigu jums tai palengvins, jeigu jūs tiesiog tas pagrindinės komandas išmokysite, sakykime, kad šalia eitų, nesitampytų pasivaikščiojimo metu, bet kažkokių tokių specialių dresūros pamokų špicui kaip ir nereikia. Bet jeigu jūs norėsite eiti dresūrą, tai tikrai žinau, kas eina ir labai patenkinti, tai špicai tikrai lengvai dresuojasi. O kalbant apie lojimą, ar jie yra linkę loti kaip dauguma mažų veislių? Linkę loti iš tikrųjų, bet kaip sakoma, kad špicai labai labai lojikai, ypatingi lojikai, na tai irgi priklauso nuo auklėjimo. Sakykime, auginant špicą namuose, tai tikrai galima, jeigu, sakykime, patiems neišeina, tai tada kreiptis į specialistą ir kad padėtų šį dalyką suvaldyti, bet, sakykime, pas mus jie yra išauklėti, kad negalima be reikalo loti. Ir aišku, kuomet ateina svečiai, draugai, tai taip, žinoma, kai jau špicas būtinai praneš, kad kažkas atvyko į svečius. Bet čia yra normalu ir čia tikrai ne viena veislė taip daro ir visi šunys taip daro. Tai tas bereikalingas toksai lojimas, ištisai kiauksėjimas, tai jeigu jūs auklėsite, tai tokio dalyko tikrai nėra. O taip pasišnekėt kartais jie mėgsta. Na, minėjote, jog tai šunys, kurie mielai išeis pasivaikščioti ar netgi dalyvaus dresūros pamokose, jeigu šeimininkui tai patiks. O ką dar dažniausiai jūsų manymų špicų šeimininkai mėgsta veikti su savo augintiniai? Vieniems patinka dalyvauti parodose, kitiems galbūt sporto šakose. Kaip jau minėjau, iš tikrųjų, kiekvienas šuo yra skirtingas, bet esu sutikus pomeranus sportininkus. Aišku, daugiau tai galbūt sutinkama užsienyje, bet esu mačiusi ir Lietuvoje agility dalyvaujantį špiciuką. Tai labai smagu buvo. O užsiminėte apie parodas, ar galėtumėte papasakoti
apie šią veislę parodose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Taip, tai špicų tiek tarptautinėse, tiek ir nacionalinėse parodose Lietuvoje ar užsienyje susirenka gan nemažai, apie 20-30, žinoma, priklauso nuo kiekvienos šalies ir parodos rango. Tačiau iš principo špica yra puošni veislė ir galima sakyti ta veislė, kuri dažnai užima Best in Show programuose prizinės vietas. Tai man asmeniškai, kas labiausiai patinka dalyvaujant su šia veislė, tai pirmiausia pats plaukų parašimas parodai, pats procesas, maudymas prieš parodą, parodoje pasiruošimas prieš ringą, tai plaukų šukavimas, kedenimas ir, žinoma, detalių paruošimas ringui. O pačiame ringe tai labai smagu ir labai patinka, kad yra kontaktas su šuniu. Tai špicas yra ta veislė, kuri statinėjama iš priekio laisvoje stovėsenoje, kuomet vedlys yra priešakyje šuns, o tai sukuria akių kontaktą su šuniu. Tai atrodo, kad susikalbi su šuniu. Aišku, kartais ir su skaniuku kontaktas būna esančių vedlio rankoje, bet iš principo tai taip, tai yra kontaktas su šuniu. Tai man parodos labai patinka, tai mes aktyviai dalyvavome su šunimis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tiek ir už Atlanto, bei pasaulio ir Europos čempionatus. O ar turit kokį nors prisiminimą ar parodą, kuris būtų mieliausias ir brangiausias jūsų širdžiai? O iš tikrųjų tų prisiminimų yra nemažai per tiek metų, bet galbūt įsimintiniausia tai yra, kuomet laimėjome dabar jau su mūsų 15 metų Teduku, Tedžiu, tada viename iš pirmų Baltijos Lietuvos čempionate antrą vietą, tai buvo Tedis tuomet vienas iš nedaugelio Europoje juodų špicų, tiek dalyvaujančių parodose, tai tikrai toksai smagus ir širdžiai mielas prisiminimas. Taip pat pernai laimėta Stasiuko mūsų pergalė, tai buvo pirmasis lietuviškas šuo, laimėjęs Baltijos šunų čempionų čempionatą. Tai buvo tas nuostabi šventė, didžiulis lietuvių palaikymas ir puikia atmosfera. Tai tikrai labai smagi irgi šią akimirką ir pergalė buvo. Ir taip pat Stasiuko laimėjimas Europos specializuoto špicų parodoje, kur teisėjavo vienas žymiausių veisėjų iš Tailando. Tai tikrai buvo labai įdomu sužinoti specialisto nuomonę. Tai iš ties įspūdinga. Jūs minėjote, kad jau daugybę metų tiek auginate špicus, tiek dalyvaujate parodose. Gal galite trumpai papasakoti, kaip keitėsi pati veislė, tiek išvaizda, tiek temperamentas? Taip, tai špicai keitėsi laikui bėgant, taip, jog ūgis gerokai sumažėjo, pasikeitė veislės formatas, pomerano formatas turi būti kvadratinis, šiek tiek sustambėjo kaulai, bet ne per daug, sutrumpėjo nosytės. Tai iš tikrųjų išvaizda tiek. Na, o jei paliktume išvaizdą ir pakalbėtume apie sveikatą, gal galėtumėte paminėti tokias dažniausias ligas šiai veisliai? Taip, tai dažniausiai pasitaikančios ligos, kelio girnelių išnirimai, alopecija. Tai veisimui reikalingi tyrimai,
iš tikrųjų, kuriuos šeimininkai turėtų atkreipti dėmesį, yra DNR, kaip ir visoms veislėms veisiamoms Lietuvoje, bei kelio girnelių tyrimas. Tai šie tyrimai Lietuvoje atliekami tiek veisiamai kalytei, tiek ir patinukui. Minėjau alopeciją, tai alopecija dėja yra dar moksliškai neištirta liga, kuri gali būti ne tik genetinė, tačiau atsirasti ir dėl netinkamos priežiūros. Tai per trumpo kailio kirpimo, kailio nepriežiūros, jo nešukavimo, kuomet pavilnė susivelia prie odos ir ji nekvepuoja. Dėl endokrininės sistemos ligų, netgi streso. Tai iš anksto šių dalykų įsigijant šuniuką nenumatysi. O ar atliekate kokius nors dar papildomus genetinius tyrimus, be tų, kurie yra privalomi? Ne, papildomų tyrimų mes neatliekame, atliekame tuos, kurie yra nustatyti Lietuvos kinologų draugijos. Na ir gal galėtumėte papasakoti apie šią veislę, kaip jis sutarė su vaikais, ar tiktų šeimoms turinčius mažamečius vaikus? Tai labai mažiems vaikams špicas tikrai nėra tinkama veislė, visgi tai mažo ūgio gležnas šuo ir neatsargus išmetimas ar jo patampimas gali baigtis trauma. Tačiau, kuomet vaikai paūgėja ir jau supranta, kaip elgtis su gyvūnu, tai tikrai špicas yra draugiškas ir mylintis visų šeimos narių šuo. Tačiau jau vaikas turėtų būti šiek tiek paaugęs ir suprasti, kaip elgtis su gyvūnu. O šiaip patys špicai, jie išsirenka tik vieną šeimininką ar panašiai elgiasi su visais šeimos nariais? Draugiški su visais šeimos nariais, bet iš tikrųjų turi savo šeimininką išsirinkę. Mes irgi esame šeimoje, iš tikrųjų viena labiausiai myli, sakykime, jau vieną, kitą, tai turi savo numylėtinį, kaip aš sakau, bet tikrai draugiški su visais šeimos nariais. Ir tikrai nori to dėmesio ir džiaugiasi visais, tai tikrai tai draugiškas šuo. O jei kalbėsim apie kitus augintinius, ar sutarė su jais? Tai mes juokaujame kartais, kad špicai atpažįsta kitus špicus ir su jais sutarė. Bet iš principo tai individualus dalykas ir kiekvienas šuo turėtų būti supažindindamas individualiai. Tai vieniems gali prireikti daugiau laiko, kitiems mažiau. Pavyzdžiui, maniškiai puikiai sutarė su labradoro retrieveriu, kuris kartais pas mus svečiuojasi ir iš principo tai nėra konfliktiška veislė. Tad deramai supažindinimus su kitais augintiniais ar augant nuo mažens neturėtų kilti sunkumų. Tačiau auginant didesnius šunis reikėtų pasaugoti dėl ūgių skirtumo, kad netyčia nesužalotų. Na ir jeigu jums reikėtų papasakoti apie didžiausius šios veislės trūkumus, kokie jie būtų? Man tai asmeniškai špicas neturi trūkumų. Nebent, sakau, vienintelis trūkumas, tai kad veislė yra gan trapi ir kad reikėtų pasaugoti nuo aukštesnių paviršių. Šiaip tai trūkumų tikrai špicai neturi. Kaip gali jie turėti trūkumų? Neturi. O gal tada galėtumėte įvardyti, ką turėtų apmąstyti ir kaip turėtų pasiruošti būsimas špico šeimininkas prieš šuniukui atvykstant į jo namus? Tai tobulas špico savininkas tai yra tas, kuris skiria špicui laiko, tas, kuris myli ir rūpinasi savo augintiniu. Ir žinoma, prižiūri reguliariai kailį ir supranta, kad špicas yra nežaislas. O dar jūsų, kaip veisėjos, koks yra pagrindinis tikslas dirbant su šia veisle? Ar tiesiog išsaugoti tą jų vidinį ir išorinį grožį? Taip, tai išsaugoti išorinį grožį, tačiau veisti sveikus šunis ir gero charakterio. Tai
Toks vat pagrindinis tikslas. Dar šiaip tai yra mažiausi 5 grupės šunys, bet visgi ar juose yra to dydžio nepajautimo, ar jie žino, kad jie yra mažiausi šunys? Ne, jie negalvoja, kad jie yra mažiausi šunys. Tikrai ne. Jie negalvoja, kad jie yra mažiausi ir iš tikrųjų kartais jie nejaučia, kad yra mažučiai. Pavyzdžiui, būna, kad einant pasivaikščioti, jie taip nieko nebijo. Atrodo, va, už tai ir sakau, kad kartais reikia ir nuo tų aukštesnių paviršių pasaugoti, nes atrodo nuo kokio šokant nuo bordiūro, taip kaip didelį šuo eitų. Tiesiog nepajaučia to aukščio. Tai ir pabaigai tada gal išvardytumėte, kokių spalvų galėtų būti špicai, nes kiek suprantu, yra nemažas pasirinkimas. Taip tikrai, špicai turi nemažai spalvų, kurios yra leistinos. Tai baltas, juodas, rudas, oranžinis sabalų, raudos sabalų, pilkai juodas, partikoloras, kreminis, tačiau negalima merlės spalva špicose. Nuoširdus ačiū Lietuvos kinologų draugijos veisėjai Godai už skirtą laiką, žinias ir patirtį. Ačiū jos žaviam augintiniui Stasiukui, kuris kantriai padėjo šeimininkai pristatyti šią nuostabią veislę. Na ir ačiū visiems besidomintiems vokiečių nykštukiniais špicais. Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro komanda linki visiems Pomeranijos špicų augintojams kuo didžiausios sėkmės. Iki kitų greitų susitikimų. Ačiū, Ieva. Iki.